Gerai, tai važiuojam. 1, 2, 3, lengvų žingsnių. Sveiki tinklaudės prisiskraidėm, klausytojai, žiūrovai, mylėtojai, gerbėjai su mumis. Ir vėl nepakartojama, geriausia Europoje tinklaudė prisiskraidėm. Ir Simonas, Justinas ir Tomas, sveiki. Sveiki, gyvi. Sveiki. Šiandien jau 10. Foxtrot epizodas ir kaip visada sakom, prenumeruokit mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, klausykite ten pat, visur, kur tik jums patinka, klauskit, komentuokit, nes tai įkvėpia ir mus. Na ką, šiandien pakalbėkim, daug čia temų įvyko pasaulyje, Lietuvoje, ar ne, ir kartais ne visom spėjam net sureaguoti ir apkalbėti, bet pabandykim šiandien, kuo gyvena mes, kuo gyvena pasaulis. Ir plačioji žydroji padangė. Negalim turbūt ar ne, nepaminėti ir nereaguoti apie tai, kas vyksta Izraelyje. Ir aišku, mes matom tai ir per aviacinę prizmę, ar ne? Kas kyla, kas leidžiasi, kodėl ne, kodėl dabar. Štai dabar, kai rašinėjom, ar ne, šiandien nusileido tas komercinis vadinamasis skrydis iš Tel Avivo. Simonai, gal tu matai iš savo darbo vietos ir kaip tik. Pabandykime aptarti, kas vyksta šitoj padangėje, ar ne, ir kas skraido, kas neskraido, kas drąsus, kas ne visai, ar ne, kaip čia safety, security atrodo. Aptarkim mūsų atostogų keliones, šiek tiek keliavom, ar ne, ir aišku, palieskim Vilniaus saugumo patikros temą, right? Plačiai eskaluota ir aišku, mes čia vėl, prašysim Simono komentaro gyvo, tinklaviai prisiskraidėm, kasgi čia įvyko, kodėl ir kaip čia dabar Vilnius atrodo nuo 4 iki 6 ryte. Ar nebegalime išgyventi be fast tracko, ar galima, kas čia įvyko ir kodėl. Na tai pradedam, žiūrėkit, tai nuo gal pirmos. Tel Avivas. Pradedam nuo Tel Avivo, jo. Tel Avivas, čia didelė drama, gerai, paliekam ten tos politinius klausimus atskirai. Čia yra, kas atsitiko, pandemija pamokė, daug atšauktų skrydžių ir daug skrydžių vyksta. Tai didžioji dalis europinių vežėjų savo skrydžius atšaukė, bet aš matau, kad į New Yorką kažkas šiandien išskrido, amerikiečiai kažkurie. Pamečiau dabar, kurie tie amerikiečiai išskrido. United, negalėjo būti. Užkrito. Nu, žodžiu, nesmė. Visos Amerikos aviakompanijos skrenda ir visos trys. Ir Delta, ir American, ir United. Tai po 5 kažkur skrydžius per dieną, man atrodo, kiekvieną turi Tel Avivą. Jo, tada kitas dalykas yra, kad El Al tai skrenda taip, kaip skrido anksčiau, visiškai po senoviai. Bet visi low cost, tai Ryanair, Wizz Air, kiti atšaukė. Air Balticas taip pat. Air Balticas taip pat neskrido, aš girdėjau iš Air Balticui iš viso įdomi ten situacija, nežinau, čia turbūt Latvijai gal tokia nuosekli politinė linija, jiems uždraudė Latvijos civilinės aviacijos administracija skristi, kaip formali priežastis, kodėl jie neskrenda, yra, kad Latvijos reguliatorius yra uždraudęs skristi. Bet suprantat, kur čia yra esmė? Esmė yra, kad El Al ir kiti skrenda. Ir jeigu nori išskristi iš Tel Avivo dabar, tai tą padaryti gali. Žiūrėjau Ryanair, bet Ryanair aišku atšaukė, bet pardavinėjo po 400 PM pinigų skrydžius. Tai realiai išskristi variantų yra. Dėl to aš truputį esu apakęs, kiek mūsų valstybės, ir čia tiesą sakant turbūt ir Lenkai ir kiti, kiek yra... kaip ten tas nanny state angliškai vadinasi, kur valstybė turi užrankytę žmonės palaikyti. Tai skrydis, tiesą sakant, su El Al būtų saugesnis negu su tuo čarteriu, kurį čia organizavo Urmas. Tai šiandien Urmas organizavo iš Tel Avivo į Bukareštą, iš Bukarešto į Vilnių. Ten dar, man atrodo, ir Spartaną planuoja į Turkiją kažkada vakare, čia berods spalio 11. Į Turkiją? Vakare, jo. Į Turkiją. Bet jos Spartano misija turbūt tokia budėjimo, tokio stand-by kažkokia, tai ne, in case. O tai koks čia dabar tikslas? Tai tikslas yra, jeigu aš gerai suprantu, yra žmonių, kurie yra Izraely, lietuviai,
kurie Izraelį neturi namų ir kurie nori grįžti į Lietuvą, nes nesaugu ir nori tai padaryti greitai, ne? Tai Spartanas iš Turkijos čia kaip jie nuplauks iki Turkijos, ar kokiu čia būdu? Turiu menį, Spartanas iš Tel Avivo greičiausiai nuskaidins į Turkiją žmonės, ta prasme, į saugią vietą perskaidins. Ok, fantastika, gerai. Tai vat man šitas variantas tinka. Tai ar tikrai nusileido lėktuvas, ar matai pro langą? Mačiau, kad nusileido ir ten atrodo ir visokios psichologai ir užsienio reikalų ministerijos atstovai tų keleivių iš Tel Avivo šitoje vietoje laukia. Jis nešia labai piktas, bet aš turbūt bendrai čia tokia yra tendencija ir man atrodo pandemija labai stipriai multiplikavo tą visą tendenciją, kad iš esmės dabar lūkestis iš valstybių, iš visuomenės lūkestis, kiek valstybė turi rūpintis piliečiais, kuriems net, kaip ir aš irgi vertinčiau turbūt, kad čia nėra toks jau labai jau kritinė situacija, bet turbūt visuomenės lūkestis dabar yra labai aukštas ir jis turbūt dar labiau aukštėja su kiekvienais metais, ar ne, kokių valstybė turi imtis priemonių kažkokiems nesklandumams šitoje vietoje įvykus. Čia turbūt ir nėra toli gražu lietuviška tendencija, tas pats yra visoje Europoje. Ir šitoje situacijoje irgi matyti, kad skirtingos šalis labai skirtingai šitoje vietoje elgesi. Man atrodo, Lenkija, Čekija, Lietuva tarsi ir organizuoja kažkokius išvežamuosius skrydžius, kitos didžiosios šalis tarsi ir nieko nedaro šitoje srityje. Ten mačiau Norvegijai toje pačioje, tai tiesiog susitarė, ten kažkaip vyriausybė tarpininkaujant, susitarė, kad Norvytinės papildomą rotaciją padarys Tel Avivą, kad būtų visiems pakankamai vietų tos bilietus nusipirkti. Tai tų sprendimų įvairių, bet turbūt bendrai yra tas turbūt visuomenės lūkestis dabar, kad žmonės tikisi, kad visose vietose bus pasirūpinta, jeigu tik tai kažkas tokio netikėto šitoje erdvėje nutinka. O kalbant apskritai apie skrydžių tarp Vilniaus ir Tel Avivo situaciją, tai kaip žinia, yra netgi 2 bendrovės ir šiuo metu tvarkaraštyje yra 5 skrydžiai per savaitę ir Ryanair 2 kartus per savaitę, Wizz Airas 3 kartus per savaitę skrenda. Dar turbūt niuansą reikia paminėti, kad tie kariniai veiksmai ir neprasidėjo Izraelyje šeštadienį, tai šeštadienį Wizz Airo skrydis buvo atšauktas, bet sekmadienį Ryanair skrydis Vilnius Tel Avivas Vilnius vyko. Tai iš Vilniaus Tel Avivo jisai nebuvo visai pilnas, bet irgi skrido 120 žmonių. Iš Tel Avivo į Vilnių tai skrido pilnas lėktuvas. Tai tikėtina, kad galbūt kažkas, jeigu būtų norėjęs, tam vietų galėjo negauti. O dabar ta situacija tai panašu yra tokia, kad aviakompanijos realiai diena iš dienos sprendžia, ar tą dieną skris ar neskris. Ir čia antradienį, tai spalio 10 ir trečiadienį spalio 11. Wizz Airas priėmė sprendimus tų skrydžių šitoje vietoje neskristi. Ir aš taip iš aviacijos virtuvės dabar jau kalbant, ar ne, tai galim įsivaizduoti, kad greičiausiai tokiose situacijose labai yra toksai, matyt, konfliktas vidinis aviakompanijų viduje tarp turbūt komercinių interesų ir saugumo interesų. Nes nepaslaptis, ar ne, kad jeigu įvykdytų tą skrydį, tai tikrai nemažai aviakompanijos uždirbtų iš kiekvieną tą skrydį įgyvendinusios, nors tikiu, kad šitoje situacijoje kompensacijos nėra mokamas keleiviams, ir nepriklauso turbūt pagal visus tos EU261 reglamentus, bet jeigu aviakompanija neskrenda, tai reiškia, kad nėra ir pajamų už tą skrydį, visiems vis tiek grąžina pinigus ir skrydį įvykdžius ar ne, tos pajamos, tikėtina dabar iš vieno skrydžio tikrai būtų didelės, jeigu tą skrydį kažkokią tai dieną įvykdytų. Šiaip man tokia mintis yra, žinot, tai šitą žiūrint, ta prasme, šitą žiauriai skėrė. Aš prisimenu dar tais laikais, kai mes skridom vidinį skrydį iš Eilato į Tel Avivą ir ten tam lėktuve matai lėktuvo pačioje tokį kupolą, kuris ten turbūt ne dėl grožio, dėl kažkokių ten raketų ar detekcijos ar ko yra padarytas. Taip, apskritai skrydžiai šitam visam, ta prasme, kur ten tos raketos skraido randomų, tai man žiauriai atrodo scary. Man gal kita mintis yra, matant kaip Izraelio El Al toleruoja šitą riziką, tokią mintį turėjau, kad jeigu nebūtų alternatyvų, tai turbūt Ukrainoje irgi lėktuvai skraidytų. Nes mano dabar tokių subjektyvių vertinimų Izraelio rizika yra žymiai didesnė, negu ten būtų skrydžiai iš Lvivo ar Kyjivo, bet turbūt tai labai lemia, kad
iš Izraelio nėra kaip dingti, visos aplinkui šalis yra nedraugiškos, ką tu ten laivus plauksi. Tai turbūt jie čia taip žymiai didesnė rizika toleruoja dėl to, kad tiesiog gyvenimas toks. Aš turbūt ir rizikos tolerancija ir turbūt pasirašymas visom šitam situacijom, tai čia žinom turbūt nuo 8 ar 9 dešimtmečio galima į aviacijos istoriją žiūrėti, kaip ten buvo turbūt visa eilė lėktuvų užgrobimo atveju ir panašiai, ir kaip ten ta pati Izraelio nacionalinė aviakompanija, jinai įvedė daugybę saugumo priemonių ir tikėtina, kad ir geriau pasiruošus yra tokiam situacijoms kaip ši, ir kaip Justinas teisingai apžvalgą parodė, kad iš esmės didžioji dalis, tarkim, to paties El Al skrydžių iš Izraelio ir šiuo metu vyksta, skaitant ir skrydžius ten ilgo nuotolio į tą patį New Yorką ar Čikagą ar kitus miestus, kur ten dar jie skraido, tiek tie skrydžiai į Europą. Mačiau X istoriją iš New Yorko, kažkoksai tai, kaip čia, Izraelį, nenoriu sakyti žydas, tas lietuviškas pasakymas, anyway, tai stovi tas Izraelį, JFK, ir visiems, kurie Izraelio gynybos pajėgose tarnauja, turi tą bilietą, visiems nuperka bilietą į Tel Avivą iš savo kišenės, 200 bilietų nupirko pats vienas. Ta prasme, ten lėktuvai pilni į abi pusės, vieni, kurie nenori dabar būti Izraelį, kurie neturėtų būti, o kiti, kurie iš viso pasaulio, kurie į tą Izraelį dabar gali ir nori skristi, tai, žodžiu, tokia labai situacija, kur galėtų. Čia turbūt irgi mačiau jūsų veiduose nuostabą, kai ten paminėjau tą patį skaičių, kad ten iš Vilniaus Tel Avivą sekmadienį 120 žmonių. Tai mes čia turbūt labiau įsivaizduoji, ar ne, kad čia kokie lietuviai turistai. Nežinau, ar jų tarp jų buvo, negaliu keleivių profilio nagrinėti, bet man atrodo, čia paliesim turbūt šiandien podcastą ir tą temą apie Vilniaus oro uosto eiles ir čia tą rezonansą visuomenėje apie jas. Tai irgi, kadangi čia viena iš tų priemonių, kurių čia Vilniaus oro uoste ėmėmės su situacija tvarkytis, yra ir ta pati savanorystė. Ir teko nemažai laiko praleisti keleivių terminale per paskutinės 2 savaitės ir vienas iš tų skrydžių, ar ne, iš Vilniaus Tel Avivą, tai taip galima identifikuoti, kad, tarkim, iš Vilniaus Tel Avivą, ypatingai dabar rugsėjo pabaiga, spalio pradžia, turbūt nesuklysiu pasakęs, kad didžioji dalis keleivių, kurie ten skrenda, tai yra būtent žmonės gyvenantys Izraelyje ir po ilgos vasaros atostogų grįžtantis namo iš Lietuvos ar iš visų Baltijos šalių. Tai akivaizdu, kad turbūt paklausa, jeigu dabar tie skrydžiai vyktų, tai jie turbūt būtų į abi pusės, ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Tai žiūrėsim, stebėkim situaciją, tikėkimės geriausio, kaip sakant, situacijos išsprendimo ir reikia tikėtis, kad bus čia reikalų bus, bet gal žiaurumų šiek tiek bus mažiau tikėtina ir stebėsim, kaip situacija dėliosis padangiai ir apžvelgsim ateityje. Grįžkim gal prie linksmesnių temų. Kaip sako Justinas ir Justino draugė Kristina, kad vasara baigėsi, kaip ten tiem, kas nesibaigė pinigų, kaip ten tai nesibaigė. Ne, jau žiūrėk, čia jau yra Kristinos frazė. Aš žinau, kad pakeliavai kažkur buvai išlėkęs. Tai buvau Airijai, Grenlandijai, turėjau ten gal 14 dienų kelionę ir 10 skirtingų viešbučių. Tai tai buvo, nežinau, jeigu kas nori pasakyti kokių tipsų, kaip susiplanuoti daiktus, kad neužknistų kiekvieną dieną čemodaną persikraustyti, tai labai įdomu, bet biški vargu buvo. Kaip skridai? Ar kažkas keitėsi tavo skrydžių organizavime? Vilnius, Dublinas, Ryanair, tai toks apie viskas ten cool. Tada Dublinas, Reykjavikas skridau su Icelandair, tai irgi uneventful. Nieko naujo? Tada iš Islandijos į Grenlandiją su Iceland Air Connect, su Dashu. Atskrido 5 minučių prieš laiką, ten daugiau laiko užsimeta. Tada daug skrydžių su sraigtasparniais viduj buvo, visi irgi uneventful. Tada atgal, o kaip aš atgal skridau,
pro Kopenhagą. Nassauak, Reykjavikas, Kopenhaga, Vilnius. Tai toks, ta prasme, skrydžiai tai kažkaip iš viso, turbūt labai gerai, kad nieko labai eventful. Pirmą kartą taip normaliai po Airiją pavažinėjau, tai labai šalta, labai vėjas pučia, bet labai žalia ir gražu. Ta prasme, pat Airija yra tikroji Grenlandija pagal žalią spalvą. Okay. Tai aš galėčiau pasakyti. Kultūra labai faina. Šiaip dar kultūra labai faina tuose miestukuose Airijos, čia biškio gal off topic, bet kodėlgi off topic. Tai kad atvarai kokį nors random miestuką ir jame Airijoje pubai, gyva muzika ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie Lietuvoje tiesiog sėdi ir žiūri televizorių. Tai Airijoje jie ten socializuojasi, ta prasme visai tokia nuotaika cool. Kaip tu sakai, Airija tikroji kas? Kaip sakai, Airija Grenlandija, tikroji... kad žalia. Greenland, tikroji, okay. Labai žalia. Ta prasme, netikėtinai žalia, aš net neįsivaizduoju, kad taip žalia gali būti, kaip kokie tropikai. Tai žinai, aš turbūt galėčiau pasakyti savo highlightą iš savo atostogų Ispanijos pietuose, Andalūzijos regione, kad koks aš būčiau fanas Barcelonos, čia žinai, Katalonijos, ne, Barcelonos, kad Andalūzija yra tikroji Ispanija, nes taip gražu, taip verta ten keliauti ir pamatyti, kas per autentiką ten Andalūzija, Sevilla, Granada, Cordoba. Labai rekomenduoju išanalizuoti, iškeliauti šitą regioną. Kokia vieta, Tomai, jeigu taip galėtum rekomenduoti iš to viso, kad, kur... Top 2 būtų Sevilla ir Granada, bet todėl, kad jo lengviausia pasiekti ir Sevillos oro uostas tarptautinis, į Granadą taip pat skrenda daugiausia domestic flights arba UK. Irgi galima pasiekti, bet kas yra patogu, super patogu keliauti traukiniais ir vėl čia aplodismentai čia traukinių susiekimui, kad keliauti po Ispaniją traukiniais labai patogu. Dažnumas yra geras, kainos geros ir žiauriai gali adaptuoti savo laiką, grafiką pagal tai, kada nori keliauti. O ką Granadoje, aš žiūriu dabar, aš nutrauksiu, bet Granadoje, aš atsidariau žemėlapį, Granada yra tokia ne prie vandens, čia daug geltonos spalvos. Aišku, ten reikia keliauti, kai nekaršta, tai nuo rugsėjo 2 pusės ir tada jau arba ankstyvą pavasarį iki... Bet kas tai yra? Maisto, tai yra haikinimas? Tai yra kultūra, paveldas, visas arabų paveldas ir kas liko iš arabų tenai, ir Alhambra, ir kaip ten gyveno. Labai kultūrinis, turistinis paveldas didelis. Aišku, visoje Andalūzijoje tapas kultūra ir vaišingumas, žmonių šiltumas, kai tu sėdi kažko išgerti, galvoti neša vietinį kažkokį patiekalą, ką šiuo metu gamina. Aišku, nebrangus regionas realiai, tai yra nedidmiestis, tai gali tikrai įspūdingai pailsėti ir, kaip sako, ir sielai, ir kūnui, ir pahaikinti, ir pavaikščioti, ir labai gražu. Granada yra universiteto miestas, labai daug jaunimo, naktinis gyvenimas verda. Kai Sevilloje, ne. Kuriam iš jų lengviau angliškai susišnekėti iš šitų miestų, kaip apibūdintum? Granadai šiek tiek Granadoj, bet visur gali kažkiek tai, bet tai nebus ta komforto kalba, nes jiems tenai kažkiek tai gali, tavo viešbutį supras tave, restorane taip pat. Bet, tai niekada nebuvo faktorius. Jeigu angliškai magalufą faktorius, taip. Aišku, galima keliauti su mašina ir aplankyti mažesnių miestų. Tai dar daugiau autentikos gauti. Ir tai aš ten 2 savaitės, 2 savaitės Andalūzijoje ir pabaigai aplink Malagą. Malagos regionas. Aišku, aplankiau Gibraltarą ir ten palakščiau po tą nusileidimo taką, pamojavau vienam British Airways orlaiviui, aišku, įspūdinga vienai dienai pamatyti Gibraltarą. Matom, Tomai, kad ir su lėktuvais teko skaityti po Ispanijos vidų, tai kokiais maršrutais lėktuvais skraido? Tai Vuelingas, aišku, ir Ryanairas ima top
top destinacijas dažnumu ir kainom gerom, tai jie labai gerai siekti. Aš turiu Alicante, Sevilla, Malaga, Barcelona, tai yra Volotea ir Europa mažiau domestic susiekimo, bet irgi manomi variantai. Rainieras yra didžiausias Aišku, Ispanijos vežėjas, jo. Rainieras ir Vuelingas, tai tikrai dažnumo prasme ir pakankamai tos pačios praktiškai kryptis, kai kas ten dengia daugiau mažiau, išskirtinai, tai labai patogu ir rekomendacijos didžiausios. Aplankyti Andalūzijos regioną. Labai. Tai va, Simonai, kur tu keliavai? Ką matei per tą mėnesį? Ar buvo laiko? Toliau nei fast-trackas? Aš tai vat, kaip ir Justinas, praktiškai šiandien grįžau iš Dublino, bet kadangi tik tai miesto centre buvau, tai apie žalumą nieko šitoj erdvėj nelabai galiu papasakoti. Tai mano kelionių tokių labiau darbinių buvo keletas, bet jos pernelyg nuobodžias ir, kaip sakau, tokias labai jau nuobodžias kryptis, kaip Briuselis, Dublinas ar Ryga. Būtų įdomu kelionė į Čikagą, į Atlantą, tada būtų labai įdomu, galima bandyti atspėti tada, kokių ten reikalų galima turėti, kur čia dar, į Dubajų. Jūs smart. Bandyti atsekti, kur čia dar galėtų būti tokie įdomesni. Londonas ir kas, EasyJet, kas ten dar gali būti Londone. EasyJet headquarteris jo yra Lutono oro uoste, tokiam angare. Tai šiandien beje irgi spalio 11, irgi turėjo toks irgi įvykis paįtakojęs, ir čia toks pats negražiausias lietuviškas žodis paįtakojęs. Jeigu reikėtų negražiausių žodžių sąrašą sudaryti, įvykis, kad Lutono oro uoste ganėtinai atvira liepsna normaliai užsidegė parkingas automobilio. Tai mačiau, kad rytinis skrydis iš Vilniaus į Londoną buvo atšauktas, nes berods iki 3 valandos PM Londono laiku, tai turbūt yra Lutono oro uostas pasiskelbęs, kad bus uždarytas, ir klausimas, ar atsidarys jisai dar vėliau šiandien vakare. Kas per mašiną užsidegė? Gal su baterija netyčia? Čia šiaip klausimai, čia šiaip tokie. Prašau? Turit apie dar kelionės planus, turit kažkokių artimiausių planų iki Kalėdų, kelionių suplanuotų? Nes man čia reikia planuoti Kalėdas Lietuvoje. Jau nusipirkai Facebookinės, bet papasakosiu. Ar nusipirkai bilietus jau Kalėdams į Lietuvą? Taip. Su mylimiausiu Wizzair, kuris padidino dažnį ir labai džiaugiuosi dėl to. 4 skrydžiai per savaitę žiemą iš Vilniaus į Barceloną, tai kas gali būti geriau? Absoliučiai. XE rašo, grįžtant prie kad pabrėžė, kad Lutono oro uoste gaisras buvo sukeltas dyzelinio automobilio. Štai. Kalbant apie grįžimą į Lietuvą, tai ko tikėtis dabar su eilėm, Simonai? Ar sulaukiai turbūt neplanuoto dėmesio, netikėtai? Kas galėjo pagalvoti? Tai ką gali papasakoti, kas čia atsitiko ir kaip išsprendėt per 2 savaitės situaciją, kad dabar jau nieko kaip ir neįvyko, sako šaltiniai Instagrame. Šaltiniai sako, ta prasme, turbūt ta situacija yra žymiai pagerėjusi, negu galbūt buvo keletą dienų prieš porą savaičių. Bet aišku, tos eilės galbūt Vilniaus oro uoste kažką vis tiek dar gali šitoj vietoj nustebinti. Ir čia matyt kelis dalykus turbūt reikia pažymėti, ir mes kaip ir komunikavom viešai, galbūt pernelyg daug ten negaliu detalizuoti, ar ne, kokie konkrečiai ten saugumo pakeitimai buvo, bet tam tikros procedūros buvo pakeistos ir dėl to tas keleivių tikrinimas užtrunka ten keliom sekundėm ilgiau, bet to iš esmės užtenka, kad tos eilės prailgėtų, nes turbūt čia vienas aspektas yra labai svarbus turbūt pažymėti, kad iš esmės spalio mėnuo dabar jau turbūt aišku, kad garantuotai bus pats labiausiai busy mėnuo Vilniaus oro uoste nuo 2019 metų. Tai reiškia, kad šių metų spalį bus daugiau keleivių negu šių metų Liepą, rugpjūtį arba birželį.
Kaip tai yra įmanoma? Ta prasme, aš galvoju, kad čia Antalijos vis dar žmonės skrenda į Jo, Antaliją. tai turbūt vienas iš dalykų yra, kas iš esmės turbūt labai paaštrina tos pačius pikus Vilniaus oro uoste, tai yra ypatingai didelis srautas keleivių į policinės kryptis, labiausiai į Turkiją. Ir būna dienų, kai tos 6 Antalijos ryte iki 6 ryto išskrenda, kaip taisyklė, ar ne, ten tie žmonės vežasi labai daug bagažo. Man atrodo, dabar nei viena aviakompanija nebesuteikia online check-iną skrendantiems policinėmis tomis čarterių kryptimis. Ir iš esmės tai turbūt irgi vertas paminėti faktą, kad ypatingai, kai ir visuomenės dėmesys ir toms eilėms padidėjo, natūraliai žmonės, ar ne, ir mūsų kvietimu, ar ne, anksčiau pradeda ateiti į oro uostą ir kai kurie gal ir per daug anksti ateina į oro uostą ir tada irgi labai dar pasimato tas dalykas, ar ne, kad iš esmės Vilniaus oro uosto terminalo infrastruktūra realiai yra nepakankama tokiam srautui, kuris kai kuriomis valandomis ar nekeliauja ir ten atsakiau, kad ir žinai, užtenka porą šimtų žmonių, kurie atvyksta dar anksčiau, ten ar 3 ar 4 valandos prieš skrydį ir iš esmės tiesiog fiziškai užkemša tą pačią ypatingai išvykimo salę, kuri tam tokia patys visi žinom, ar ne, yra ta senoji 91 metais statyta, projektuota ir iš esmės turbūt, kai jie projektavo, turbūt labiausiai galvojo apie, nežinau, kokius lėktuvus, bet ten matyti SAP 340 geriausiu atveju, ne, dar apie tokius turbūt negalvojo 91, bet labiau turbūt į keleivius, labiau turbūt apie lėktuvus 50 vietų ir panašiai. Tai faktas, kad ta tokia situacija iš esmės daugiau mažiau yra, kaip čia pasakysiu, normalizuota tam įvairiom priemonėm, kurias įgyvendinam, gal čia nebesikartosim, kas ten per priemonės, toj vietoj nemažai komunikacijos su tema yra, bet natūralu, kad turbūt dar per spalio mėnesį galima tikėtis, kad tam tikrais piko laikotarpiais ir ta bendra aviacinio saugumo eilė gali būti 30-40 minučių, kas, norėtųsi, kad jinai būtų mažesnė, bet ypatingai ten kokia nors turbūt pats didžiausias eilės pikas yra kažkur po 4:15, maždaug tokiu laiku ryte, kam reikia eiti, tai tikrai gali tokią eilę pamatyti. Turbūt antras pikas yra apie 13 valandų. Tai aišku, jis labai stipriai sutampa su būtent tais policiniais skrydžiais, nes tarp 5 ir 6 valandos ryto dažniausiai būna daug policinių skrydžių, kai iš esmės realiai apie 1000 žmonių vien į Turkijos kurortus išskrenda per valandą. Simonai, man labai įdomu, o kokia buvo interakcija ir komunikacija ar kolaboracija su antžeminio aptarnavimo kompanijom, kaip jos padėjo arba nepadėjo spręsti šitą situaciją arba palengvinti, prisidėti prie kažkokios tai geresnės išeigos? Vienas dalykas iš esmės buvo pabandėm ir tarantis su antžeminio aptarnavimo kompanijomis kai kurios skrydžius pradėti registraciją anksčiau negu 2 valandas ir dabar į policinius skrydžius praktiškai visus bagažo registracija prasideda prieš 2,5 valandos. Bet turbūt čia tokia ir yra pati pagrindinė kolaboracija visoje šitoje srityje. Aišku, čia turbūt irgi reikia suprasti, kad antžeminio aptarnavimo kompanijos jos ypatingai yra kontraktorės tiesiogiai aviakompanijų. Ir čia dažniausiai, kaip čia pasakyti, jeigu matot ten didelę registracijos eilę ir atrodo, kad tarsi mažai stalų dirba, tai dažniausiai tai yra aviakompanijos taupymo priežastis, nes pagal jau jų nustatytus standartus ar net registracijos stalų dirba tiek, kiek jų yra. O aišku, per ypatingai per piko laikotarpius ir tam pačiam Vilniaus oro uoste išvykimo terminale, realiai būna visi registracijos stalai ir taip panaudoti. Iš principo yra tokių laikotarpių, kai visi čekinai būna padaryti. O nebuvo tokių situacijų, kaip, nežinau, kažkuria kryptį, nežinau, Liutoną, dar kažkur, kur gerai, dar leiskit 5 minutės bordinti, laipinti, nes kažkas dar laukia, ar nežinau, ar buvo tokiu atveju, nežinau, kurioziškų, ne visai jokingų, bet gal kažkiek ir jokingų. Kodėl uždarėt vartus? Čia vėlgi iš tikrųjų tas požiūris šitoje vietoje yra skirtingas. Sakyčiau, kad ypatingai policinėms kryptimis skraidančios aviakompanijos jos gerokai lankstesnės toje vietoje. Ir buvo situacijų, kai ten 10-15 minučių palaukė keleivių, kurie galbūt ne visur suspėjo. Dar aišku, turbūt niuansas yra tas, kad
realiai tie poilsiniai keliautojai, jie ypatingai daug interakcijų turi. Jeigu tu skrendi į Antaliją, tai tavęs laukia ir eilė prie skrydžių registracijos, nes online check-ino greičiausiai nėra, praktiškai niekada nėra, ir tu greičiausiai keliauji su bagažu, tada antra interakcija, kad tau reikia praeiti saugumo patikrą. Ir trečia interakcija yra ta, kad, jeigu skrendi į Antaliją, tau reikia dar pasienio kontrolę pereiti. Tai iš esmės yra trys tokios svarbios interakcijos, kur kiekviena teoriškai yra rizikinga, ar ne šitoje vietoje jo. Tai iš tikrųjų poilsinėmis čarterinėmis kryptimis aviakompanijos gerokai lankstesnės ir greičiausiai ir pareina turbūt ir nuo kelionių organizatorių, tai jie rūpėsi demonstruoja šitoje vietoje. Tarkim, tos ypatingai ultra žemų kaštų aviakompanijos, jos labai griežtai laikosi savo taisyklių. Jeigu parašyta, kad vartai užsidaro 25 minutės prieš skrydį, tai jie dažniausiai ir užsidaro 25 minutės prieš skrydį. Kaip dabar atrodo fast track, padarysiu vieną minutę, o kaip dabar atrodo fast trackas, ar pasikeitė kažkas, ar atsirado kažkas papildomo, nes kartais, anksčiau niekada nebuvo eilių, pavyzdžiui, niekada kiek eidavo, kartais užsikišdavo. Kaip dabar atrodo ir kokia yra vizija, nežinau, arba lūkestis, komunikacija su greitąja patikra? Taip, fast trackas jisai veikia, ten turbūt buvo porą galbūt dienų, kai kaip čia pasakyti, fast trackas turbūt buvo nepasiruošęs tam keleivių srautui, čia bendraja prasme ten ir įranga strigo ir ten žmonių buvo nepakankamai, kurie keleivių tikrinimu užsiima. Tai ten fast trackas dabar irgi, kas skrisit per Vilniaus oro uostą, pamatysit, kad yra patobulinta šitoje srityje ir tas pagrindinis fast tracko tikrinimo taškas, jis toks labiau paruoštas didesniam keleivių skaičiui ir tas prailgintas visas tas takas, kur susidėti daiktus, kuris prilygintas bet kuriam kitam saugumo postui. Ir netgi iš esmės fast tracko linijoje techniškai pastatėm ir įrengėm ir antrą postą. Jisai retai dirba, nes vienas dalykas poreikio nėra, antras dalykas tai ieškom darbuotojų, kas norit skristi, kas nori dirbti saugumo patikroje, tai ieškom iš esmės darbuotojų. Ne visada gal tą antrą fast tracko postą pavyksta ir turėti pakankamai darbuotojų visoje šitoje srityje, bet iš esmės žmonės, kuriems taip jau nutiko, kad jie tenais atvyko ten likus 5 minutėm iki skrydžio ir mato, kad tikrai yra didelė eilė, tai šitą paslaugą tai galima pasinaudoti. O kas čia vyko, Simonai, dar vienas su Justinai, nepamiršk klausimo, kas čia vyko nesutapimas su laikinųjų leidimų tema ir kažkoks buvo furoras, kad kas čia per sąmokslo teorija ar ne, kas čia vyko su tais kažkokiais laikinais leidimais? Visiškai dvi nesusiję iš esmės dalykai, lygiai greičiai ar ne, čia nuo spalio 1 dienos, bet tai neliečia niekaip tiesiogiai keleivių dabartiniam taške. Visa laikinų leidimų išdavimo sistema keitėsi pagal atnaujintus reikalavimus. Jinai nepaslaptis, jinai sukelia nepatogumų, daugiausia, sukelia nepatogumų ir mums, kaip oro uosto operatoriui, nes ir mūsų darbuotojai naujokai nebegali taip lankščiai gauti laikinus leidimus, kaip buvo anksčiau, bet nepaslaptis, kad tai sukelia daugiau problemų įmonėms, kurios dirba pačio oro uosto viduje. Bet vėlgi, čia šitie reikalavimai iš esmės, tiesiog galima taip laikyti, ar ne, pasivijo visos Europos standartus, kaip yra pas mus, galbūt buvo kažkur kažkas lengviau, bet tai visiškai šiai dienai tai nėra niekaip susijęs su eilių problema. Tai tiesiog labiau yra sutapimas, ar ne? Sutapimas, kad tos abi temos, ar ne, žiniasklaidoje nuskambėjo tuo pačiu metu. Turbūt taip pat nesusiję, kaip dabar įgulų praėjimo, tas, nežinau, kaip paprastai vadinti, tas praėjimas ten po kairę, ne, ir visiškai kur dabar neįtakoja turbūt bendro srauto, ne, įgulų klausimas. Ar ten darbuotojų, nežinau, kas dabar ten eina pro tą. Ne, čia turbūt viena iš priemonių, čia jau Tomai labai jau giliai, nežinau, kiek ir mūsų klausytojai ten tą visą situaciją žino, bet
Jo, turbūt teko matyti labiau ar ne, kad ten, tarkim, ta pati Festrako linija Vilniaus oro uoste anksčiau naudodavosi ir oro uoste dirbantis darbuotojai, skaitant ir įgulas. Tai įgulos kai kurios dar naudojasi dėl tam tikrų priežasčių, ypatingai ne Vilniuje besibazuojančio aviakompanijų įgulas, tai reiškia ten kokia Lufthansa arba SAS, kurios keičia įgulas, kurios keičia įgulas čia Vilniuje. Bet iš esmės, viena iš tokių priemonių yra, kad iš esmės visi oro uoste dirbantis darbuotojai nukreipiami per kitą postą, kad iš esmės daugiau erdvės paliktų keleivių tikrinimai būtent šitam postą. Justinai, tau teko matyti tas eilės pačiam, ar išbandyti? Koks tavo sentimentas? Ne. Ta prasme, aš skridau tada, kada aš skridau rugsėjo vidury, tai turėjau keistą situaciją su saugumo darbuotoju, kuris ten kažką man sakė už tai, kad aš oro uoste nuotrauką padariau, kas buvo žiauriai keista. Ta prasme, tai tada norėčiau palinkėti tam pačiam darbuotojui perėti per Vilniaus oro uostą, Instagram ir pažiūrėti, kiek žmonių daro nuotraukas, selfies daro ir panašiai. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, man visą laiką buvo keista matyti, kai oro uosto darbuotojai, aš suprantu, kad užnisa, bet kai ateini į Festraką ir koks nors oro uosto darbuotojas užlenda prieš tave, tai toks būna... Nu tai dabar turbūt šitas išspręsta. O klausykit, aš mačiau X-e, kad teko 3 ryto varyti apžiūrėti tą visą chaosą, kaip ten viskas atrodė tą dieną. Man labai įdomu. Čia man, ta prasme, kaip ir minėjau, ar ne, ir viena iš priemonių, kurią taikam, ar ne, kad ir mūsų administracijos savanoriai dabar padeda šiek tiek pakoordinuoti tos rautus, ypatingai tais laikotarpiais, kada yra jie patys didžiausi. Tai ir man pačiam teko tą daryti, nes vienas iš didžiausių pikų iš esmės oro uoste šiai dienai, ypatingai spalio mėnesį, yra tas labai ankstyvas pikas, kai realiai registracija į skrydžius prasideda apie 3 valandą, kai kurios skrydžius netgi prieš 3. Ir tada būtent nuo 3:30 realiai didžiausias keleivių srautas juda per patikros postus. Tai aišku, man asmeniškai turbūt irgi čia daug šita patirtis turbūt ir kitų idėjų davė šitoje vietoje, ką čia būtų galima padaryti. Ir galbūt netgi ir bendravimas su tais pačiais keleiviais kartais ar ne mes. Ir šitam podcast'e kartais užsidarom savo tokiam burbule, kur realiai tokių ypatingai patyrusių keleivių burbule, bet matosi, kad žmonės su skirtingu matymu ir su skirtingais lūkesčiais į tą patį oro uostą ateina, kai kurie nepagristai anksti, kai kurie galbūt susikūrė kažkokių tai savo galvoje dalykų, nebūtų ar ne, ką čia jiems reikia vienu ar kitu atveju daryti. Bet kitas dalykas, aišku, kad tas keleivių srautas yra toks įvairus ir toks didelis iš esmės, nes kai kuriom dienom dabar pagal dabartinį tvarkaraštį populiariausia savaitės diena yra išvykstančių keleivių sekmadienis. Tai sekmadieniais turim vien išvykstančių keleivių apie virš 8,000, berods spalio 1 buvo 8,400, praėjusį sekmadienį 8,300. Tai tas keleivių srautas yra didelis ir labai įvairialypis visoje šitoje dalyje. Ir labai pagal elgesį, kaip žmonės vaikšto, kaip žmonės elgesi, labai lengvai atsiskiria žmonės, kurie gal vadinkim taip yra patyrę keliautojai, kurie ten iš karto žino, kur ten ar telefone būna pasižiūrėję, kur ten SAS čekinas ir ten tiesių taikymų tiesiausia trajektorija link jo eina, tenais atiduoda lagaminą ir žino, kur eiti toliau. Ir žmonės, kurie turbūt keliauja kartą per metus ar kartą per 2 metus, dažniausiai kažkokią tai policinę kryptį ir jų elgesys dažniausiai oro uoste yra stipriai kitoks ir įskaitant ir pasiruošimą tai pačiai patikrai ir visiems kitiems dalykams. O Karmėlavai jokių problemų nėra, ne? Nes tas dėl leidimų dalykas tai teoriškai turėtų paliesti ir Karmėlavą ir Palangą, ne? Tai... Dėl leidimų sistemos tai jo, bet Kauno ir Palangos, bet kaip ir minėjau, šitas temas yra skirtingas. Turbūt atskiras dalykas yra tai, kad, tarkim, ir Kaune ypatingai tas matosi, kad Kaune nėra to, kad spalis būtų pikas. Kaune iš esmės jau spalį tas keleivių srautas jisai yra mažėjantis, nes
iš esmės mes čia pakalbėjom apie tai, kad į Antaliją daug žmonių skrenda spalio mėnesį, bet šalia to ir matom indikacijas, kad iš tikrųjų tas turbūt darbo reikalais keliaujančių žmonių srautas, bet šį rudenį turbūt atrodo, kad labai stipriai, mes čia kalbėjom apie suspaustos spyruoklės efektą, kad ten žmonės atostogauti pasileido turbūt ten 22 metų vasarą labiausiai po pandemijos, turbūt darbo reikalais keliaujančių kitokie, kai galbūt kažkurie segmentai ir nebekeliauja tiek daug, bet ypatingai, tarkim, žmonių ir įmonių keliavimas į pačias parodas ar konferencijas dideliem grupėm, šį spalį labai stipriai jaučiasi ir turbūt ir tas Lietuvos įmonių galbūt persiorientavimas į dar didesnį eksportą kažkokį tai per visą šitą pandemiją irgi tai lemia, kad tai tų darbo reikalais keliaujančių žmonių yra ypač daug ir tas, aišku, labiausiai jaučiasi Vilniaus oro uoste, nes Kaune ir tiesiog ir tos geografija stipriai kitokia. Verslo kelionė, kur turi net susitikimus, turi kažkuriam tai oro uosto, nežinau, viešbučio salėje ir dar kažkur skrenda galbūt toliau. Ne, čia nebūtinai kalbant, čia turbūt labiau ir kalbu, kad turbūt, jeigu taip kalbėti apie yra pavieniai keliautojai, kurie tenais vienaip galbūt elgesi, bet tada yra žmonės, kurie ten iš vienos įmonės keliauja į konferenciją, kokie ir parodą, nežinau, 30 žmonių grupė ar kažkas tai tokio, tai ten tarkim ir teko matyti, kad ten irgi į Turkish Airlines skrydį ar ne, atvažiuoja ar ne 50 žmonių su vienu autobusu ir skrenda visi į Seulą, tai reiškia su dideliais lagaminais, kas iš esmės irgi tokį pikinį stresą užkelia visai ir oro uoste dirbantiems žmonėms ir visai šitai oro uosto infrastruktūrai. Bet čia turbūt galiu irgi pakalbėti, aišku, dabar tai skamba kažkaip labai ten tolima ateitis, bet kaip nepaslaptis ir čia šalia Vilniaus oro uosto dabar, šalia dabartinio terminalo kyla tas naujasis išvykimo terminalas. Tai vienas iš dalykų, kad ne tai, kad ten bus daugiau vietos ir daugiau erdvės ir ten eilės tvarkingai surikiuoti didesniam plote, bet iš esmės irgi dabar vykdom įrangos priėmimą, tai yra pagamintos naujos kartos saugumo įrangos, kur iš esmės ją sumontavus nebereikės išsimti nei skysčių, nei kompiuterių einant per saugumo patikrą, kas iš vienos pusės mums tai turbūt yra didesnis pralaidumas, nes mes ten skaičiuojam būtent pralaidumus per valandą su 5 postais, su 4 postais, su 6, tai natūraliai yra didesnis pralaidumas, bet aišku ir daugiau komforto tiems patiems keleiviams, nes pasiruošimas tai visai saugumo patikrai bus šitoj vietoj lengvesnis. Atidarius naują terminalą Vilniaus oro uoste, o kas skraido iš Kauno, tai Kaune dar anksčiau tai turėtų atsirasti, tai jau turėtų ateinantį pavasarį atsirasti būtent ta nauja įranga, kuri tikėtina padidins keleivių komfortą į patikrą. O kada T4? Geriausias dabar spėjimas? Jo, planas nėra pasikeitęs, projektas juda iš esmės pagal planą, tai numatyta, kad keleiviai juo naudosis 25 metų vasario mėnesį. Dabar iš esmės netgi taip irgi mūsų operacijos pradeda jau dėlioti planus, kas liečia, kaip atrodys tas persikėlimas iš esamo terminalo į naują, nes čia turbūt dvi tokios pagrindinės idėjos, ar tai turėtų vykti palaipsniui, ten turbūt perkelinėjant skrydžius po vieną aviakompaniją, ar po kryptį, ar daryti tą tokį, kaip sakyti, persikraustymą per naktį, kai visos iš esmės išvykimo operacijos iš vieno terminalo išsikrausto į kitą. Tai dabar žinau, kad irgi pradedama kurti tas visas šitas procesas. Tai statybos darbai dabar jau taip atrodo, netgi ir vizualiai, kas pravažiuojat, mato, atrodo, kad jie tokie į pabaigą, bet statant oro uosto terminalus, tai turbūt didžioji dalis darbo yra būtent visas įrangos montavimas ir įrangos testavimas, tiek kaip bagažas juda, tiek kaip saugumo ta pati įranga, kas iš esmės užtruks ir visus kitus metus. Ir tai kalbant apie tos pačius statybų nepatogumus ir ateinantį vasarą laukia pakankamai tokia intensyvi, nes ateinančią vasarą teks iš esmės, kaip čia dabar pavadinkim,
žodį perstatyti iš naujo visą centrinę aikštę, tai reiškia tos visa centrinė parkingų sistema ir judėjimo schema keisis, tai kad pereitume dabartinės prie naujos, ganėtinai dideli žemės darbai laukia ir ten bus ribojimų, tai dabar irgi kažkiek atsiremdami ir iš jo spalio mėnesio patirtį kuriam iš tikrųjų kaip tie metai turės šitoje vietoje atrodyti. Nes kažkurio metu mes atrodo ankstesniuose podcastuose irgi esam kalbėję, tas legendinis pandusas, jisai irgi turės užsidaryti šiek tiek anksčiau, negu atsidarys naujas terminalas, ir kurį tai laiką keleiviams nebus galimybės privažiuoti tenais prie išvykimo durų. Tai čia gal, irgi galėsim kažkada gal netgi atskirą epizodą paskirti diskusijoms ir pokalbėms apie tai, bet čia iš esmės tokių pertvarkų metai labai intensyvus laukia. Tikrai. O yra Yra ongoing kokių nors pakeitimų daroma? Ta prasme, planus, tai aš esu detaliai išsinagrinėjęs, kas ten turi bus daroma, bet kas gali susirasti internete tuos planus, ten kaip airsaidas, kaip landsaidas bus, PDF-ai yra, o kokių nors ongoing ten pakeitimų darėt, tokių ryškesnių ar? Darėm, bet jie tokie, nesakyčiau, kad jie ten ryškus, labiau tiesiog tokie. Kaip pavyzdį galiu paimti tokį dalyką, kur ten kas buvo galbūt neįvertinta pačioj pradžioje, kad ten pastačius naują terminalą labai pasimatys seno terminalo tam tikros dalis, kurios žmonėms plika akimi nematomas, ir ten jas reikėjo irgi iš esmės, čia taip grubus žodis perdažyti, bet ne tik perdažyti, bet iš esmės ten reikia jas renovuoti labai stipriai, nes labai didžiulis jau kontrastas atsiranda tarp šitų dalių. Jeigu dabar neklystu, irgi saulės kolektoriai atsirado, kas į pradiniam projekte nebuvo numatyta. Visi kiti labiau tokie techninio pobūdžio, kur ten tiesiog pasimatė, kad ten kai kurios duris, jos buvo vienokios suprojektuotos, bet pasimatė realiai, kad labiau tinkamos ten kitokios. Esminių kažkokių pokyčių pačiam projekte, kurie tenais iš esmės keistų ir ten žmonių judėjimą, tai kol kas nėra. Tikiuosi, kad ir nebus ir viskas labai teisingai šitoje vietoje suprojektuota. Bet iš esmės tai dabar jeigu iki šiol tos statybos tokios vyksta, kaip jos tarsi nepriklausomai šalia, bet iš esmės kaip prasidės šalia, bet realiai kaip visa privažiavimų schema pradės keistis, tai va tada turbūt keleiviai labiausiai pamatys ir susidurs ir galbūt ir su nepatogumais tam tikrose vietose. Mes turbūt galėsim turėti atskirą rubriką mūsų tinklalaidėje naujienos iš Lietuvos oro uostų padangės, kas naujo premjere. Kas naujo, Simonai, šito klausimu su saugumo patikrom Kaune, Vilniuje, kas keičiasi? Gal tai padės mūsų keliautojams ir pabandyti pirmiausia, išbandyti naujienas ir pažiūrėti, kaip tai veikia. Gal grįžkim prie kitos temos ir baigdami mūsų tinklalaidę apie tarptautinę padangę ir KLM SASO jungtuves, ženatvę, kaip čia galima įvardinti, ar ne, savaitės naujumo, senumo naujiena. Kas čia vyko, gal ne visi mūsų klausytojai ir žiūrovai žino, kaip čia dabar galėsim skraidyti ir kas keičiasi lojalumo programuose. Justinai, gal norim žvelgti šitą kampą? Gerai, tai galiu aš truputį nuo kaip SAS lojalus klientus Goldas 9 metai, ne? Būtent. Ar ploji atsistojęs? Gerai, tai pradėkime nuo pradžių, ateisim iki šito. SAS prieš kiek metus ar du Amerikoje paskelbė tą Chapter 9, Chapter 11, aš neskiriu. Žodžiu, kad kreditoriai negali išsimušinėti pinigų, gavo nuo kreditorių apsaugą, ir ten ieškojo pirkėjo arba kas nors įmestų pinigų. Tai švedai, norvegai nusiplovė rankas nuo SASO gelbėjimo ir kažkaip, jie ieškojo 2 metus, buvo tylu ir praeitą savaitę, man atrodo, ar užpraeitą, taip staiga vakare prieš pat prieš konfą toks skelbimas, kad Air France ir KLM įmeta pinigų, bendroje sumoje 1,1 milijardo su kitais investuotojais įmeta tiek pinigų ir iš esmės esamus visus akcininkus atkabina ir Danija, Air France, KLM ir dar vienas fondas, man atrodo, daugiau nieko ten nėra, kartu susimeta šitą sumą, įmeta į SASą, ir SASas tada toliau gyvena ir vėl gali gyventi su kreditoriais normalų gyvenimą.
Tuo pačiu, kai jie šitą paskelbė, jie taip, nelik tarp kitko, bet taip vieną dalių, kad SAS-as turbūt founding members Star Allianso pereina į tą patį aliansą, kuris yra Air France KLM, į SkyTeam. Tai čia toks, jeigu pas mus yra truputį Eurobonuso klientų, tai Švedijoje jų yra labai daug. Tai čia visiems labai didelis dalykas, kad toks didelis, alijanso keitimas labai retas dalykas, yra čia toks kaip religiją pakeisti, kaip vardą pakeisti. Tai SAS-as yra iš dalies perkamas Air France KLM-o, tai Air France KLM perka 20%, bet realiai tai visi kiti yra tokie finansiniai investuotojai, tai SAS-as prisijungia prie Air France KLM-o, turbūt nebus suintegruoti pilnai, bet žodžiu, ten Interline'ų visko turės daug. Tai Lietuvoje pas mus čia buvo labai dominavo Star Alliance su Lufthansa, Lotu, SAS, su Turkish, kada pamiršau iš didžiųjų. Šitai turbūt 4. Ir SAS-as vienas iš 4 paima ir pakeičia komandą. Tai kas turite Eurobonuso taškų, tai galite dabar išleisti ant Turkish Airlines, o kai viskas bus čia patvirtinta ir pakeista, tai tada galėsit išleisti ant Air France KLM. Mano asmeninė patirtis, aš esu labai, labai arti lifetime Eurobonus goldo, tai taip truputį nustebino, nebuvau aš tam pasiruošęs ir man vis dar patinka Turkish, Lufthansa ir LOT labai. Bet gyvenimas toks yra, kad netikėtumai yra, tai teks turbūt dažniau pasižiūrėti ir skrydžius per Amsterdamą ir Paryžių. Tai kas gerai, kad Air Baltic skraido į Amsterdamą ir Paryžių, tai čia tų jungimų yra. Toks gyvenimas, nežinau, taip kažkaip. Čia turbūt galima pasakyti, kad iš tikrųjų toks atrodo, čia dabar viską mėgstama vadinti istorinį įvykių, tai alijansų keitimų netaip dažnai būna, bet iš apskritai pirmą kartą, kad founding memberis, tas įkūrėjas vienas iš alijansų, iš esmės išsikraustys į kitą alijansą, o kalbant apie ten SkyTeam, tai ir Star Alliance jau europiniam kontekste, tai toksai irgi atrodo rokiruotė, kad istoriškai Alitalija visada buvo SkyTeam, bet dabar su Lufthansa pirkimu jie tą naujoji į tą Airways keliauja į Star Alliance. Tai čia kaip SkyTeamas prarado Pietų Europą, bet užtat atgavo Šiaurės Europą iš esmės visą, nes realiai SAS keliaus į būtent SkyTeam alijansą, o keliautojams iš Lietuvos, tai galbūt neskaitant keliautojų iš Palangos, nes jeigu iš Palangos esi nuolat pratęs skraidyti, tai jau nelabai alternatyva yra ten turbūt nebent Air Baltic lojalių klientų būti, vietoj to, kad visi ten galbūt SAS-ui lojalių. Bet tie žmonės, kurie galbūt iš Vilniaus skraido, tai jiems dabar tokia didesnė atsiras šitoj vietoj įvairovė. Ir jeigu SkyTeamas apskritai po to, kai čekų avialinijų nebeliko Lietuvoje, jau turbūt 2013 ar kada, ir dar po to, kai Aerofloto nebėra, tas pasiekimas buvo tik tai per Air Baltic. Air Balticas pats nėra pats SkyTeamo narys, tai turbūt nedaug žmonių žinau. Jogaila Morkūnas yra lojalistas, žymesnių žmonių, tik tai stengiasi su KLM skraidyti visur. Tai tiem žmonėms čia tokia geroji naujiena, bet tie, kurie dabar turbūt bus ir galbūt ypatingai tų dažnai keliaujantiems žmonėms pokyčių jų sprendimuose, kaip jie sprendžia į vieną ar kitą dalyką. Aš kaip mėgstu juokauti, aš kažkada irgi esu tenais jau. Man atrodo, ir rašęs apie tai, kad Lotas toks yra klausimas, ar yra prasmė, kad jie yra Star Alliance, jeigu jie tenais nukeliautų į kokį One World, tai apskritai turbūt kardinaliai pasikeistų visas pasaulis. Tai Lotas dabar nutraukė kaučerą su United, nebebendradarbiauja Amerikoje su United. Tai čia toksai irgi buvo kaip ženklas, gal čia kažką jaučiasi daryti, bet dabar mačiau, kad lyg tai čia paskutinėmis dienomis paskelbė, kad jie vis dėlto Amerikoje jų partneris bus JetBlue. Jie kaučerins su JetBlue, ne su American Airlines. Tai tiem dažniem keliautojams tai turbūt tikrai įdomus įvykis. Čia, aišku, visiems tada klausimas yra, tai kaip SAS sprendimai kažkaip Lietuvą gali pajausti, Lietuvą paliesti, liečiant pačią tą geografiją.
Tai man atrodo, kad čia turbūt atsakymas šiai dienai yra toks, kad turbūt jie patys nežino. Galim įsivaizduoti, kaip įvyksta mergeriai ir acquisitionai tokio dydžio kompanijose, tai ten turbūt niekas apie tokius dalykus spręsdamas negalvoja. Ir čia iš esmės irgi jūs nes paminėjo, kad istoriškai tenais Danija, Švedija ir Norvegija buvo SASO pagrindinės akcininkės, tai po dabar to persitvarkymo ir po to, netgi, man atrodo, įvykdžius tam tikras sąlygas ir France KLM taps dominuojančių akcininkų, virš 50% berods per porą metų, tai vienintelė Danija bus iš valstybinių akcininkų visam šitam pirage, kas irgi sukelia spekulacijų, tai Stokholme hubas liks. Šiaip SASO ir headquarteris dabar yra Stokholme, tai šitokių turbūt įvairių strateginių sprendimų gali laukti. Bet Švedija yra per didelis marketas, kuris SASas galėtų, man atrodo, atiduoti, nes tai ką Norwegian ir Finnair atiduoti. Šiaip dar įdomu, kad KLM-as apskritai, man atrodo, vienintelis taip sąžiningai skraidantis iš visų tų antrinių miestų Danijose, kaip ten Aarhus, Aalborg, Billundai ir panašus, dėl Billundų nesu tikras, kur gali jungtis. Jeigu gyveni Aarhuse, tai toks juokingas dalykas, kad miestas nemažas, pinigų nemažai, o jeigu norim pasiekti pasaulį, tavo pasiekimumas yra prastesnis negu iš Vilniaus. Čia daug žmonių pamiršta tokį dalyką, kad ten gyvenant tai viskas per Kopenhagą arba Amsterdamą tik tai. Čia esam kalbėjom, atrodo, ne kartą, kai ten kokiam nors Didžiosios Britanijos antrinė mieste gyveni, atrodo didelis miestas, daug skraido, o realiai viskas arba per Amsterdamą, per Londoną. Bet žiūrėsim, man dar, aišku, čia dar toks, gal pabaigai, tai kad turbūt šitas SASO sprendimas, man atrodo, pakeis truputį, kaip jie skraido į Ameriką, tai atsiras skrydžiai į Atlantą. Atlanta yra Deltos hubas, tai bus per Atlantą turbūt jungimai tos antrinius Amerikos. Bet, turim Liotą, kuris yra didesnis už SASą, turim Lufthansa, turim Turkish. Tai ta prasme, realiai iš Lietuvos turbūt Star Alliance kaip dominavo, taip dominuos ir be SASų. Tai. Čia turbūt visa grupė turbūt reikia tik dėmesį, kad Lufthansa yra ne vien tik pati Lufthansa, bet ir Austrai, Swisas ir Brussels, jeigu skaičiuosim skrydžius per dieną, tai čia turbūt iš Lufthansa grupės 4 kokie, turkų 2 ir Liota 5, bent jau iš Vilniaus. Netgi žiemą 6. Čia ir staptelkim. Bičiuliai, staptelkim šiandien su mūsų 10-ąją Foxtrot arba jau 60-uoju epizodu būtent čia. Ačiū už geras mintis, ačiū klausytojams, kad klausėt, kad prenumeruojat mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, klausotės ten pat. Klauskit, komentuokit, kaip jums sekasi skraidyti ir keliauti. Ir susitiksim jau visai netrukus. Likit sveiki. Ir saugių kelionių.